Sveiki atvykę į dar vieną video. Šitas bus šiek tiek kitoks, nes aš čia nežaisiu, o čia tiesiog mano nufilmuota medžiaga, kaip aš žaidžiu. Tai aš noriu šiandien pakalbėti apie mano kanalą, mano prenumeratorius ir apie tai, kad kur mano kanalas toliau eis, ta prasme, kas toliau. Tai gerai, aš noriu pradėti nuo to, kad mes jau pasiekėm 50 prenumeratų. Man rodos 55 dabar yra šiuo metu, kaip tą editinu, bet 55 prenumeratoriai čia yra labai daug. Labai dėkoju jums visiems. Tai aišku, pastaruoju metu gal pastebėt, kad šiek tiek keistus klipukus keliu į shortsus. Dėl to, kad nelabai žinau, ką įkelt. Nelabai norėjau aptarti dar kokį ilgą video daryti, žinot. Šitiek sunku. Tai va. Ką čia dar pasakyti, nežinau. Dalykas yra, kad aš labai laiminga ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs visi prenumeravote į mano kanalą. Ir dar netgi tiek daug peržiūrų man davėte ant video, ant visų klipukų ir video aplamai. Ir šiaip labai esu laiminga, nes nemaniau, kad kažkada pasieksime 55 prenumeratas. Jau maniau, kad 20 vos pasieksim, bet 55 tai čia jau daug, žinot. Tai va. Ten norėjau šiek tiek aptarti, kas toliau bus. Tai turbūt toliau kelsiu gamingo video, kaip filmuoju gameplay arba tiesiog gaminu. Arba kelsiu istorijų video. Aš netgi nebežinau, ką man kelti, nes... Kodėl man neina pasakyti? Gerai. Aš net nebežinau, ką aš kelsiu. Ta prasme, aš iš pirmo norėjau kelti tiesiog kažkokius klipukus. Tada galvoju, gal video padarysiu apie istorijas kokias. Tada galvoju, gal gamingo video. Tada nenusprendžiau, ar noriu ar dar kažką gal sugalvosiu, nežinau. Gal rolių žaidimą kokį pažaisiu draugėm, nežinau. Aną kartą, kai žaidžiau Robloxą, visai nemažai jūsų peržiūrėt tą video. Labai daug, man rodos, 80 peržiūrų buvo ant to video. Aš nepamenu tiksliai, bet žodžiu, žiauriai daug. Tai aš galvoju, gal kokį rolių žaidimą, tipo kaip roleplay žaisti, arba dar kažką. Aš nelabai žinau. O gal iš viso kelsiu kokias lietuvių pamokas, gal kažką mokysiu, nežinau. Dar nenusprendžiau, bet turbūt tiesiog pasakosiu savo istorijas arba kelsiu gameplay video. Dar nenusprendžiau visai. Tai aišku, tai priklauso nuo jūsų. Turbūt greitoj metu turėtų, kokių 2 savaičių, labiau už savaitės turėtų atkeliauti naujas video apie Comic-Coną. Nes aš važiuosiu į Comic-Coną. Aš žinau, kad tai skamba įdomiai, žinant, kad aš nesu buvus Comic-Con ir jokiam renginyje absoliučiai. Esu buvus koncertuose, bet ten su tėvais ir aš buvau dar maža ir net nežiūrėjau jų, man net nebuvo įdomu. Tai va, bet aš važiuosiu į Comic-Coną savo pasirinkimu. Labai norėjau važiuoti, tai aišku, nes aš noriu pamatyti, kas neina. Ta prasme, nežinau, ar jūs žinot youtuberį Domanautą, man žiauriai patinka, jeigu ką. Linkėjimai jam, bet aš žiūrėjau, kaip jisai ten darė vlogą apie Comic-Coną ir Gameoną, kai buvo kažkurios metus ten sujungta kartu, kai sutiko pilna youtuberį, Antaną jo, taipogi. Ir kaip Domanautas su Ferbi jam jo paklausinėjo apie Kiunį. Taip, čia yra, nemanau, kad lietuviškas žodis, bet čia visų youtuberių išmelstas, tai žinot. Normalu. Tai va, aš važiuosiu į Comic-Coną, turbūt bus vlogas, bet dar nerevilinsiu savęs. Tai buvo, nesirodysiu dar veidą, nes šiek tiek bijau tą idėją daryti. Tai va. Bet tikrai bus Comic-Cono vlogas ir kaip ten sekėsi, ką dariau tenais, kas man buvo. Žodžiu, tiesiog norėsiu pakalbėti apie Comic-Coną šiek tiek. Nes aš manau, kad tikrai bus įdomu.
ir manau, kad tikrai įspūdžiai bus geri. Nors man visi ten sako, kad nėra geriausi įspūdžiai, bet aš tikrai noriu sužinoti tenais, kas nauja ir pamatyti ir pati akimis patirti. Tai aišku, ne visi gal žinojot, bet man labai patinka piešti, tai aš turbūt kelsiu dar kelis klipukus ir video, kaip aš piešiu. Neseniai vienas iš jūsų pakomentavo ant mano klipuko vieno, kad nupiešiau kažkokį anime veikėjus du. Tai aš nupiešiau ir kėliau tą klipuką ir visai nemažai jūsų pamatėt. Kažkur 500 peržiūrų, bijau suklysti, bet žodžiu jo. Visai matau, kad jums patinka tai gal kelsiu ilgą video. Šitas videokas jau baiginėjasi, tai atsisveikinimis su jumis iki.